pirmo apsilankimo metu, ar tai yra galbūt pacientė arba pora, stengiamės susipažinti. Ir maksimaliai svarbu surinkti kuo daugiau informacijos apie situaciją. Tai pradedam tiesiog nuo bendrosios anamnezės, kaip vyksta mėnesinių ciklas, ar reguliarus, nereguliarus, gal buvę kažkokių ginekologinių ligų, operacijų ginekologinių, gal yra gretutinių ligų, buvusių rimtų persirgtų, arba šiuo metu kažkokia liga yra, ką reikia gydyti. Taip pat vėlgi, jeigu yra ir partneris, kartu bandom sužinoti, ar partneris sveikas, ar galbūt turi vaikų iš praeitų santykių. Lygiai taip pat ir moters klausėme apie tai, ar yra buvusių nėštumo nutraukimų galbūt. Tuomet labai gerai, jeigu jau pora ateina su namų darbais ir atsineša kažkokius turėtus atliktus anksčiau tyrimus. Galbūt jau netgi buvo kažkur kreipėsi ir gydėsi nevaisingumą. Tai mums maksimaliai svarbu gauti kuo daugiau informacijos pirmo vizito metu, tuomet galima greičiau ir tiksliau parinkti gydymą. Dažnai pacientės aplamai bijo tos ginekologinės apžiūros, galbūt netgi turėjo kažkokią neigiamą patirtį anamnezėje, ar ne. Tai visada iš tikrųjų stengiuosi maksimaliai nuraminti ir pajuokaujame, ir kažką galbūt netgi pakalbam, jeigu taip galima sakyti, ne visai ta tema, tiesiog, kad žmogus atsipalaiduotų. Tuomet visada perspėju, kai bus apžiūra, kad aš perspėsiu kiekvieną veiksmą, ką darau, kad nieko nebus netikėto, kad tikrai neskaudės. Dažniausiai labai bijo, bet paskui išeina su šypsena ir sako, pasirodo, nebuvo taip blogai. Bendrai noriu pasakyti, nereikia mūsų specialistų bijoti. Geriau kreiptis savalaikiai nei uždelstai.